Ar tokiom oro sąlygom galim kalbėti apie futbolą ar ne? Mes pirmą kartą ant tokių sąlygų žaidžiam, tai pirmą kėlinį žaidžiam kaip gerai, bet antrą kėlinį gynyba. Jau pavargęs jau buvo, tai nebuvo keitimų beveik. Taip ir mes praleidom. Jie jau taktiką žinojo, kaip geriau žaisti. Mušė vartus ir mušinėjo. Ar nebuvo taip, kad galvojot, kad atsilaikysit vis tiek ir tas kamuolys taip sunkiai riedėjo ir visa kita? Pirmą kėlinį atsilaikėm, galvoju ir antrą atsilaikysim, bet neišėjo kažkaip tai. Pirmas įvartis lėmė tą visą jūsų sugriuvimą? Jo, pirmas įvartis ir mes atsisėdam ir viskas. Čia pelnytai varžovai laimėjo, ar ne? Pelnytai stipriausiai buvo iškėjimus. Ką galima pasakyti apie tokias lietaus rungtynės? Ne pirmą kartą jums šį sezoną? Mums šį sezoną pirmą kartą, bet yra tekę prieš tai porą sezonus, labiau vandens negu futbolas. Suvienodino labai tų, galimybės komandai iš tikrųjų, nes pagrindinis, kaip sakyt, dalykas spirk iš balos kamuolį ir bandyk dar kartą spirti vartus. Tai. O kaip taip prasileido 3 iš eilės? Pataikė, sakykime, geriau, ten nieko ypatingo nebuvo, tiesiog buvo smūgiai į vartus, sakykime, mūsų. Bent jau pirmą kėlinį iš šono atrodo, kad geriau jie žaidė. Tiesiog gal greičiau prisitaikė prie tų sąlygų, gal kažkiek atsargiau, sakykime, nesukovom kažkurio momentu, tiesiog pataikė. Prie 2-4 dar buvo toks savotiškas lipimas, galvojot, kad įmanoma atlošti? Aš manau, prie 1-3 buvo geras lipimas ir manau buvo galimybė iš tikrųjų sugrįžti į žaidimą, tas jautėsi, bet nežinau, ten skinta visiškai absoliučiai abejotiną našlį, iš tikrųjų turbūt užmušė ten tą komandą ir kaip ir tapo viskas aišku, toliau žaidimas išinėtis. Tai labiau nusivylę? Šiandien nekalbu apie rezultatą, čia aišku, kad nusivylę. Nusivylę, tai ne to tikėjomės, galų galia ten, sakau, vienodas žaidimas, visiškai nieko negalėjom nei pademonstruoti, tiesiog tie žaidėjai, kurie galėtų žaisti su kamuolyje, jie žaidė taip pat tie, kurie iš vis nemoka, kad ir iš mūsų komandos gali tik spirti kamuolį, tai tiesiog toks tai, nelabai panašiai futbolą, bet ką darysi, vienodas sąlygos komandai. Kai taip veržėtės į aikštę ir taip ilgai nemušėt įvarčio, buvo mintis, kad prisiprašėt? Mes prisiprašėm ar jie prisiprašė? Jūs prisiprašėt? Nežinau, buvo... Nebuvo tokių dvejonių, kad kai vis tiek tas kamuolys stoja, žaidimas neina, įvarčiai nekrenta? Tai ir mes supratom, ir varžovai suprato, kad varžybos gali būti nerezultatyvios. Ir pavojų buvo daug, kad... Aš dėl ko klausiu, vis tiek silpnesniai komandai bet kokie nukrypimai nuo normų yra geresni dėl to, kad sulygino komandas. Vienareikšmiškai, kad oro sąlygos silpnesniai komandai padeda, bet nenoriu nuvertinti varžovų, jie tikrai žaidė neblogai, kietai. Buvo atkarpų, kur ir bandė pulti? Taip, viskas okei, aš nenoriu dalinti, kuri silpna komanda, kuri stipri komanda. Aš tai tiesiog žiūriu į taškus turnyro lentelėje. Pagal turnyro lentelę taip, bet tikrai buvo sunku. Po pirmo kėlinio galvom tiesiog, kad reikia... Čia žaidimo braižą, tiesą sakant, pakeitėm. Ir tas pasiteisino ir sukrito tie 2 greiti įvarčiai ir pasipalaidavom ir tada vienas po kito. Bet buvo labai geras experiences, labai įdomu. Tokiuose rungtynėse laimėti yra smagiau negu paprastose rungtynėse. Jo, be abejo. Įvairios fotosesijos su komandos draugais. Facebookas mirgėsi? Tikėtina, kad taip. Šiaip, labai džiaugiamės, kad laimėjom. Džiaugiatės, kad pasirinkot žaist šiandien? Džiaugiamės iš tikrųjų. Aš manau, kad būtų mums patogiau žaisti be abejo ne tokio aikštelėje, bet... Bet jau post factum? Post factum. Šiaip patenkinti. Gerai, kad pavyko laimėti. Labai džiugu, kad pavyko laimėti, nes buvo pavojus, kad nepavyksta padaryti po pirmo kėlinio. Komandai gauna naują veidą, ar komanda yra Fortūnos kely? Panašu, kad naują veidą, plaukimo komanda, po šiandienos būsim vandensvidžio, bet... Tai jūs prieš Lietų neturit nieko prieš? Mes prieš Lietų labai jau nieko prieš, čia turbūt 3, 4 iš vos ne rungtynės, man atrodo. Čempionai pagal tai? Jo, toks jausmas ir mums jau pradeda nebepatikti iš tikrųjų. Nebepatikti? Jo, normaliai norėtų palošti. Kur šiandien buvo jūsų persvara ar nepersvara? Kaip pavyko laimėti? Aš manyčiau, kad visur buvo, sakykime, šiokia tokia lengva persvara.
nes mes kaip užgulėm ten pradžiai, taip užgulėm, ten padaužėm, įmušėm per tas balas, tu keletą įvarčius, pavaidavom, tada mum dar įvarė vieną, tada biškutį atsipavaidavom, gavom, kaip sakant, vėl susėmėm ir... Bet tokiom sąlygom muštos įvarčius yra pakankamai sudėtinga. Nu tikrai nelengva, matosi. Mušt galbūt ne taip ir sudėtinga, bet kiek dasivaryt kamuolį iki vartų yra. Tai tikrai buvo ir juokinga, ir graudu, žiūrint į kolegas, kaip priekiai dasivaro, o jiems labai buvo juokinga ir graudu ir pikta, kaip mes neišspiriam to kamuolio iš gynybos. Tai toks abipusė meilė tokia.